Gerbiamas ministrė, rinkimų kampanijos metu ne vienas kandidatas į prezidentus minėjo, kad turi mandatą karių siuntimų į Ukrainą. Turi mandatą. Atsisukam filmą, praeitų metų gruodžio 23 dieną balsavome, ten nebuvo kalba apie karių siuntimą, ten apie instruktorių buvo kalba siuntimą. Dabar jūs jau įsakymą rašote, vėlgi, kad karių siuntimą, va čia prieš 10 dienų įsakymas jūsų siunčiame. Taigi mes balsavome už tai, kad 100 žmonių pakvietus Ukrainai ir suderinus su NATO gali vykti mūsų instruktoriai. Dabargi, jau kalba eina ne apie instruktorius, o apie karius, jų skaičius neminimas yra. Tai kas čia įvyko dabar? Kodėl jūs neklausėte tų žmonių, kurie balsavo? Taip, kai dabar vyksta, aš pasirengęs ir reikalauju savo balsą atšaukti. Aš nedalyvauju tame procese, kurį organizuojat jūs, ponai. Taip negalima. Ačiū. Mielas Dainiau, dabar apie mano tariamą įsakymą. Tai jau yra dekonstruota melagiena. Tai tikrai tie kursai kibernetinio saugumo jie reikalingi. Tai žiūrėkit, kaip yra paprasta. Kažkas Rusijoje sukurpia kažkokią tai formą dirbtinę, parašo, kad Kasčiūnas kažką pasirašė, paleidžia per socialinius tinklus ir gerbiamas Seimo narys dabar sako, kad aš kažką pasirašiau. Taigi čia melagiena visiškai. Nu, nėra įsakymas, sukurtas įsakymas. Nu, ta prasme, aš Karbauskiui paskambinsiu, kad pravestų kibernetinio saugumo kursus partijoje. Nu, ta prasme, apie ką jūs kalbate? Nu, nėra įsakymas, čia melagiena, čia, nu, kaip feikas, aš nežinau, kaip čia jums pasakyti. 100 kartą atsižegnota. Nu, va taip rusai mus ir ima. Va sukūrė kažką ir jūs, protingas žmogus, dabar Šaulių sąjungos narys, šiandien čia tiesioginiam Seime manęs klausėt, ar aš pasirašiau įsakymą. Ar jūs juokaujat? Nu, tai melagiena, gerbiamas Dainiau, taigi jūs puikiai suprantat, protingas žmogus esate. Tai pirma. Antra, visiškai taip, aš jums pritariu, kad tas mandatas, kuris yra patvirtintas Seime, yra mokymo misija ir visi tą sako. Mokymo misija, kurią mes turėjome iki didžiojo karo prieš Ukrainą. Mokymo misija. Nieks ir nekalba apie karių siuntimą. Prancūzija nekalba apie karių siuntimą. Kalba apie mokymo tam tikras misijas. Gerbiamas Dainiau, visa tai kaip ir yra mandatai, už kurį jūs balsavote ir aš už tai labai jūs gerbiu. Dėkoju. Ar tikrai jūs norit, nu prašau, repliką? Replika, taip. Tai, bet kandidatai į prezidentus sakė, turime mandatą karių siuntimui. Jūs to nepaneigėte. Tai ir šitos melagienos jūs taip pat nepaneigėte. Kas turi, kurie kandidatai taip sakė? Duokit man įrašą. Kalbėta buvo apie mokymo misiją, kuri yra mandatė. Nu, tai kariai gali būti instruktoriai, kurie moko kitus karius kur nors vakarų Ukrainoje. Baikit, Valdemarai, kalbėti apie tai, kad kažkas žus. Nieks niekur nežus. Nieks kol kas niekur nesiunčia, jeigu priimsim sprendimą, tai priimsim. Kolegos, gal grįžkim prie temos, viliuosi Kęstutis Mažeika apie kibernetinį saugumą. Ačiū gerbiamą posėdžio pirmininką.